Maloningasis Tėve, ačiū Tau už Jėzų Kristų. Ačiū Tau už tai, kas mes esame Tavo sūnuje, už tą gyvenimą, kurį turime jame. Ne tik dabar, bet ir visai amžinybei. Visai amžinybei turime užtikrintą ateitį, Tavo sūnaus gyvenimą, kuriuo džiaugsimės visą amžinybę ir gyvensime patį nuostabiausią, turiningiausią gyvenimą, nes tai Tavo sūnaus gyvenimas. Dėkojame Tau už Tavo žodį, kad galime jį susirinkę studijuoti, džiaugtis tais dalykais, priminti savo tuos dalykus ir būti tau dėkingi už viską, ką mes turime Tavo sūnuje. Dėkojame Tau jo vardu. Amen. Prieš pradedant laišką Kolosiečiams noriu kreiptis į tuos, kurie užsukate į internetą, pasidomėti, kas vyksta internetinėse erdvėse, užsukate mūsų kanalą, nes vis tiek ieškote kažkokių tai atsakymų. Pasaulyje nėra atsakymų, pasaulyje raštas rašo, kad visas pasaulis gyvena tamsybėje. Žmonėms atrodo, kad jie mato tiesą, čia yra tiesa, taip reikia daryti, taip yra teisinga. Yra įvairiausios religijos, ar ne, kurios sako, taip reikia garbinti Dievą, taip Dievas daro, ne, taip Dievas atleidžia nuodėmes. Tačiau atsakymus mes randame šventajame rašte, kuris yra Dievo žodis. Jis turi keletą pavadinimų. Tai Biblija, tai Dievo žodis, tai šventasis raštas. Visa tai yra Dievo žodžiai. Dievo, kuris negali meluoti. Vienintelė asmenybė visame pasaulyje, visoje toje erdvėje, kurioje egzistuoja gyvybė, tai yra tik Dievas. Vienintelis Dievas sako tiesą. Sako tiesą ir vienintelis Dievas bus tas, kuris nusprendė žmonių likimus, kuris nusprendė, kokio bus ateitis, koks bus amžinasis gyvenimas, nes jis yra tas, kuris viską sukūrė. Jis sukūrė žemę, jis sukūrė dangų, jis sukūrė žmogų. Pirmuosius žmonės sukūrė, bet paskui jie dauginosi. Dievas tai padarė, kad jie gimdytų vaikus ir daugintųsi. Dievas viską sukūrė ir Dievas ateityje planuoja atkurti žemę, dangų, įkurti visiškai naują gyvenimą, ne tokį, kokiame mes dabar gyvename. Bus pasaulis visiškai kitoks. Ir ko jums reikia? Jums reikia patekti į šitą gyvenimą. Patekti į šitą amžiną gyvenimą, kuris bus ir žemėje, ir danguje. Tačiau žmogus iš savęs, jis neužsitarnavo šito dalyko. Ne vienas žmogus neužsitarnavo visą amžinybę praleisti su Dievu, džiaugtis tuo nuostabiu gyvenimu, kuris bus ateityje įkurtas. Nes visa žmonija nusipelnė bausmės. Bausmės todėl, kad mes esame nusidėliai. Mes darome nuodėmes ir mes žinome. Mes žinome, kokie mes esam. Iš to pasaulyje vyksta konfliktai, kad ten pasaulyje, šeimoje vyksta konfliktai. Šeimoje, santuokoje, bendruomenėje, visuomenėje, tautoje, tarp tautų ir taip plečiasi ratas iki visą žemę apima. Nuo vieno žmogaus iki visos žemės, iki milijardų žmonių. Visur žmonės konfliktuoja, todėl kad visi yra nusidėliai. Biblijoje rašoma, kad žmonės yra mirę nusižengimuose ir nuodėmėse. Jums reikia gyvenimo, jums reikia gyvybės. Jūs esate mirę nuodėmėse. Jums reikia, kad kažkas tai duotų gyvenimą, kažkas duotų gyvybę ir tai gali padaryti tik tais Dievas. Dievas ir jis tai daro per savo sūnų Jėzų Kristų. Ką Kristus padarė? Jis prieš 2000 metų mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Jis tai padarė už mus, už visą žmoniją, už kiekvieną iš mūsų atskirai, asmeniškai. Jis nemirė tiesiog už žmoniją apskritai, už kiekvieną žmonijos dalis, kas mes esame.
Mes irgi esame tos pačios žmonijos dalis. Mūsų yra milijardai. Ir kiekvienas yra visa žmonija, bet yra ir kiekvienas žmogus atskirai. Ir kiekvienas žmogus atskirai stos prieš Dievą į teismą. Atsakys jam už savo darbus, už savo mintis, už viską, ką žmogus galvoja, ką žmogus daro, kas bloga jame. Ir žmogus iš savęs, iš to, kam jisai yra gabus, kas žmoguje yra, žmogus iš savęs neturi jokių šansų išstovėti Dievo teismą. Išstovėti ir išlikti teisiu, išlikti išteisintu. Žmogus neturi jokių šansų. Todėl Dievas siuntė savo sūnų, kad jis mirtų už mus ant kryžiaus, už mūsų nuodėmes. Ir už mūsų nuodėmes jis sumokėjo savo krauju, už visas iki vienos. Ir viską, ką jums reikia padaryti dabar, jums reikia tiesiog patikėti, kad Kristus mirė už jūsų nuodėmes ir 3. dieną prisikėlė. Daryti nieko kito jums nereikia. Nes nieko kito jūs nepadarysite. Jūs nieko nepadarysite, kas Dievui patiktų. Nes teismo dieną, kai atsisto žmonės prieš Dievą į teismą, nieko nebus juose, kas patiktų Dievui. Todėl jūs nieko ir negalite padaryti dėl savęs. Reikėjo, kad Kristus padarytų už jūs. Reikėjo, kad Kristus, kuris neturėjo nuodėmės. Jėzus Kristus, tai žmogus, Dievas žmogus. Jis Dievas, jis buvo Dievas, jis visada Dievas, bet jis gimė žmogumi. Taip įvyko Dievo stebuklas, gimė žmogus. Dievas tapo žmogumi. Ir tapęs žmogumi, jis buvo be nuodėmės, jis nepadarė nei vienos nuodėmės. Šventas. Ir jis atliko auką. Jis vienintelis tapo priimtina auka Dievui už mūsų nuodėmes. Jums tai reikia juo pasitikėti, jums tai reikia savo širdyje pasakyti Dievui, kad tikiu, kad tavo sūnus mirė už mano nuodėmes ir 3. dieną prisikėlė. Kai jūs tai padarysite, visos nuodėmės bus atleistos ir jūs gausite Dievo gyvenimą. Jūs nebebūsite mirę nusižengimus ir nuodėmėse, jūs būsite atgaivinti kartu su Kristumi, kaip rašoma šventajame rašte. Bet tam reikia jūsų tikėjimo. Nieko kito nereikia. Taigi padarykite tai šiandieną. O mes tada pratęsime laišką Kolosiečiams. Atsiverskim laišką Kolosiečiams 3. skyrių. Laiškas Kolosiečiams 3. skyrius. Nuo 16 eilutės. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumyse, visa išmintimi, mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedant Viešpačiui su malone savo širdise. Ir ką bedarote žodžio ir darbu, viską darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui ir Tėvui. Matom, mūsų krikščioniškas gyvenimas turi būti pripildytas Kristaus žodžiu. Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, mūsų širdise, mumise tai viduje, mūsų širdise. Kristaus žodis turi turtingai gyventi. Kristus turi užvaldyti mūsų gyvenimą. Kai Dievas kūrė dangų ir žemę, pažiūrėkim laiške Kolosiečiams 1. skyriuje rašoma nuo 15 eilutės, 14 atsiprašau, kuriame turime atpirkimą per jo kraują, tai yra nuodėmių atleidimą, kuris yra Jėzus Kristus, neregimojo Dievo atvaizdas, kiekvieno sutvėrimo pirmagimis. Kristus sukūrė kiekvieną sutvėrimą. Pirmagimis kiekvieno sutvėrimo, tai ta prasme, kad jis davė pradžią kiekvienam sutvėrimui. Jis pradėjo visą kūrinyje, Jėzus Kristus.
visa kūrinyje buvo padaryta Jėzaus Kristaus pagrindu. Pagal Jėzų Kristų. Nes per jį sutverta visa, kas danguje ir kas žemėje. Regima ir neregima, ar tai būtų sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa yra per jį ir dėl jo sutverta. Ir jis yra pirma visko, ir per jį viskas laikosi. Visa, kas sukurta, visos tos valdžios danguje ir žemėje, tai sukurta dėl Kristaus. Per jį ir dėl jo visa tai sutverta. Kad kad jis būtų viso ko, pirma visko. Jis būtų pirmenybė. Kad visa, kas yra sukurta, gyventų pagal Kristaus tvarką, pagal Kristaus valdžią. Kitaip tariant, viską, kas sukurta danguje ir žemėje, kaip Dievas buvo iš anksto suplanavęs, kaip tai atrodys, kaip bus sukurta. Dievas visą kūrė, matuodamas pagal Jėzų Kristų. Viskas pamatuota pagal jį, pagal Jėzų Kristų. Ir Jėzus Kristus viso ko yra visuma, viso ko jam yra, jis yra pirma visko. Ir per jį visą laikosi. Toliau rašoma, ir jis yra galva kūno bažnyčios, jis yra pradžia, pirmagimis iš numirusiųjų, kad visame kame jis turėtų pirmenybę. Jis yra pirmagimis iš numirusiųjų. Jis davė prisikelimą visai žmonijai, atnešė gyvenimą ir prisikelimą. Ir nemirtingumą rašoma per Evangeliją. Visai žmonijai jis atnešė prisikelimą amžinam gyvenimui. Toliau rašoma, nes tėvui patiko, kad jame gyventų visa pilnuma. Jame viskas suvienyta. Toliau rašoma, jau čia paskaičiau viskas, čia apie bažnyčią. Kristus yra viso ko pirmenybė, viso ko galva. Jis yra kūno galva. Kūno bažnyčios. Mes esame Kristaus kūno bažnyčia, jis yra mūsų galva. Ir kaip galva, jis valdo visur, jis valdo visą. Visa, kas yra Kristuje, bus pripildyta jo gyvenimu. Gyvens pagal jo tvarką, pagal jo charakterį, pagal jo gyvenimą. Todėl ir Kristaus kūne yra Kristaus tvarka. Paulius ir rašo, kad tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise. Tegul Kristaus žodis mūsų užvaldo, įveda tą tvarką, Kristaus tvarką mūsų gyvenimuose. Taip, grįžkime laišką Kolosiečiams 3 skyrių. 16 eilutė. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, visą išmintimi, mokant ir įspėti vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis. Kai Kristaus žodis turtingai gyvena mumise, mes būname prisipildę dvasios. Ir aš tai sakau todėl, kad laiške Efeziečiams 5 skyriuje Paulius parašė taip pat, kaip ir laiške Kolosiečiams. Laiškas Efeziečiams ir laiškas Kolosiečiams, jie yra vienas kitą papildantis, jie atkartoja viens kitą. Vienam laiške yra parašyta viena frazė, kitam laiške yra plačiau apie tai. Ir čia mes matom laiške Efeziečiams 5 skyriuje, 5 skyrius, 17 eilutė, 18 atsiprašau. Ir nebūkite prisigėrę vyno, kuriame yra nesaikingumas, bet būkite prisipildę dvasios, kalbėdami savo psalmėmis ir himnais, bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir kurdami savo širdyje melodiją viešpačiui. Visada už viską dėkodami Dievui ir Tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Lygiai ta pati situacija yra
laiške Kolosiečiams tas pats aprašymas, kas turi atsitikti, kai Kolosiečiams rašoma, kai Kristaus žodis turtingai gyvenamis jumise. Lygiai taip pat atsitinka, kai ir mes esame prisipildę šventosios dvasios. Ir daugelis, skaitydami laišką Efeziečiams 5 skyrių apie būkite prisipildę dvasios, daugelis turi savų, kaip sakyti, įsivaizdavimų, savo, kaip sakyti, suvokimą, ką reiškia būti prisipildžiusiams šventosios dvasios. Daugelis bažnyčioje iš karto galvoja apie sekminio epizodą, kaip jie buvo susirinkę visi ir jie buvo pripildyti šventosios dvasios. Tai iš čia mes ir turim ir maldos, ir giesmės, kurios atspindi būtent tą sekminių nuotaiką, kai girdim, yra giesmių, kur giedama, kad viešpatie pripildyk mane savo dvasios, aš noriu pajausti tave, noriu pajausti tavo dvasią, pripildyk mane, ar ne? Dauguma krikščionių taip supranta mūsų pasyvę poziciją, o Dievas jisai pripildo. Šitai buvo per sekmines. Per sekmines Izraelio tikintieji, jie tiesiog laukia, kol jie bus pripildyti šventosios dvasios. Jie nieko nedarė. Jie tiesiog sėdėjo ir laukė. Jėzus jiems sako, neišeikite iš Jeruzalės miesto, pasilikite jame, kol gausite tėvo pažadą, kol būsite pripildyti tą galę iš aukštybių, apdovanoti tą jėgą. Ir per sekmines 2 skyriuje rašoma, kaip jie antroje eilutėje ir staiga iš dangaus atėjo garsas, tarsi besiveržiančio galingo vėjo ir pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jie tiesiog sėdėjo ir laukė, kaip jiems liepė Jėzus Kristus. Jie nei šaukė, nei meldėsi, nei maldavo viešpate, pripildyk mus šventosios dvasios, noriu pajausti tavo dvasią, pripildyk mane. Jie šito nedarė. Šito jiem daryti ir nereikėjo. Nes visa tai, kas atsitiko per sekmines Izraelio tautai, visa tai atsitiko dėl Dievo pažado. Jėzus sakė, kad jūs būsite pripildyti šventosios dvasios, bet Jėzus tai kalbėjo todėl, kad prieš tai buvo Izraeliui pažadėta Joelio pranašystėje. Ir Joelis užrašė apie ateitį, kas atsitiks per sekmines. Ir Petras atsistojęs kalbėjo apie tai. Sako, visa tai, kas atsitiko, ką jūs matote, kas čia įvyko Jeruzalėje dabar. Visa tai yra tai, kas buvo pranašauto pranašo Joelio. Taigi tai, kas atsitiko, tas šventosios dvasios nužengimas ant Izraelio tautos, tai buvo tai, kas buvo pažadėta Izraelio tautai. Ką pranašas Joelis žadėjo Izraelio tautai, tai neturi nieko bendro su niekuo kitu. Vien tik tai su Izraelio tauta. Ir Joelio antrame skyriuje 32 eilutė rašoma, Petras irgi kalbėjo, citavo šitą pastraipą. Ir čia paskutinė eilutė, kur Petras citavo, ir vyks, kad kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas, nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas. Kaip viešpats sakė, likutie, kurį viešpats pašauks. Mes matom, kas vyko iš tikrųjų per sekmines. Tai buvo Izraeliui pažadėtas išgelbėjimas. Izraelio tautai pažadėtas išgelbėjimas. Joelis apie tai pranašavo prieš 100 mečius. Jeruzalėje. Jie visi todėl turėjo laukti Jeruzalės mieste, kaip Jėzus kad pasakė. Sako, niekur neišeikite iš Jeruzalės, bet laukite tėvo pažado. Ir jie laukia. Todėl svajoti, ilgėtis to, kas įvyko Jeruzalėje per sekmines,
kad Dievas padarytų dabar, yra visiška utopija. Nes Dievas to nedarys. Dievas visą tai jau padarė, tai jau praeityje, ir jis tai padarė Izraelio tautai. Ten nebuvo Kristaus kūno bažnyčios pradžia, kaip daugelis interpretuoja, kad per sekmines prasidėjo bažnyčia, Kristaus kūno bažnyčia, nieko panašaus ten neatsitiko. Ten buvo Izraelio tautos gelbėjimas. Ant Izraelio tautos nužengė šventoji dvasia. Ant tų, kurie tikėjo, ant tų, kurie pasitikėjo Kristumi. Kristumi, kuris buvo atėjęs pas Izraelio tautą. Taigi, tai, ką rašo Paulius, kad prisipildykite, nebūkite girti nuo vyno, ar ne, bet būkite prisipildę dvasios. Paulius neturi omeny sekminių šventės, sekminių to epizodo, kaip atsitiko Izraelio tautai. Paulius turi omeny visiškai ką kitą. Visiškai kitokį dvasios pripildymą. Ir daugelis bažnyčiose nori būti dvasiškais. Nes Paulius rašo, būkite prisipildę dvasios. Ir daugelis supranta dvasios prisipildymą, tai kai tu, panašiai kaip per sekmines, tu pradedi kalbėti kalbomis, ar ne, ten drąsiai, ar ne, ten stebuklus daryti. Šitaip dauguma tikinčiųjų supranta dvasios pripildymą. Bet kai Paulius rašo apie dvasios pripildymą, jis nei žodžio neužsimena apie kalbėjimą kalbomis. Nieko, stebuklų darymą, galingų ženklų, stebuklus, jis nieko apie tai net nekalba. Jis kalba visiškai apie ką kitą. Žiūrėkim, laiške Efeziečiams 5 skyriuje 18 eilutė. Ir nebūkite prisigėrę vyno, kuriame yra nesaikingumas, bet būkite prisipildę dvasios, kalbėdami savo psalmėmis ir himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir kurdami savo širdyje melodiją viešpačiui. Mes jau praeitą kartą kalbėjom apie muziką, apie psalmes, nagrinėjome psalmes, ar ne? Kokios Izraelio tautos psalmes, kokios yra mūsų Kristaus kūno bažnyčios psalmes ir giesmės. Ir mūsų psalmės ir giesmės, jos kyla iš to Kristaus žodžio, kuriuo mes prisipildome. Kaip Paulius rašo, tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise. Psalmėmis, himnais, ar ne, giedant su malonė savo širdyje viešpačiui. Mes prisipildome, mūsų giesmės yra pripildytos Kristaus žodžio, ir tas Kristaus žodis, kaip mes jau nagrinėjom, yra tas žodis, kurį Kristus apsireiškęs Pauliui atskleidė. Paulius užrašė Kristaus žodį. Kristus jam daugelį kartų apsireiškė. Ir Paulius rašė apie tai, yra apaštalų darbuose apie tai rašoma, kaip Kristus jam apsireikšdavo. Paulius užrašė Kristaus apreiškimus. Paslaptį, kuri buvo paslėpta nuo pasaulio pradžios. Visą tai, ką Paulius užrašė, tas Kristaus žodis, jis buvo paslaptis kažkada tai. Pauliui ta paslaptis yra atskleista ir jis ją užrašė. Niekas apie tai anksčiau nežinojo. Ir matom, kai esi prisipildęs dvasios, kai Kristaus žodis turtingai gyvena mumise vyksta pasikeitimas. Mes giedame viešpačiui, mes dėkojame jam, giedame jam padėkos ir gyriaus giesmės už tai, ką jis padarė su mumis per Kristų, už tai, kuo jis padarė mus Kristuje, ar ne. Mes esame dėkingi jam. Ir taip pat kas vyksta, toliau rašoma 20 eilutė, visada už viską dėkodami Dievui ir Tėvui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Mes esame dėkingi jam, dėkingi viešpačiui, dėkingi už tai, ką jis dėl mūsų padarė. Ir tai yra tai, ko Dievas reikalauja iš mūsų.
Dievas nori, kad mes būtume dėkingi. Ir tas Kristaus žodis, kuriuo mes prisipildome, jis mus moko dėkoti jam. Būti dėkingui viešpačiui, nes tai teisinga. Teisingai, nes mes gavome iš Dievo, mus Dievas apdovanoja visais Kristaus turtais, neištariamais Kristaus turtais. Mes esame turtingi kaip jo sūnus. Ir mes tai gavome dovanai, mes to neužsitarnavome, mes gavome tai nepelnytai. Nes pelnytai, jeigu mes gautume tai, ko mes nusipelnė, tai mes turėtumėm gauti žiaurią bausmę už mūsų nuodėmes. Štai ko mes nusipelnome – bausmės. Bet mes gavome tai, ko nenusipelnėme – Dievo malonę. Dievas per savo malonę mus apdovanojo tais visais Kristaus turtais. Štai kas atsitinka, kai mes esame prisipildę šventosios dvasios, kai mumise Kristaus žodis turtingai gyvena mumise. Mes giedame giesmės viešpačiui, dėkojame jam už tai, kas mes esame, jo sūnuje, ką mes gavome dovanai. Taip pat rašoma 21 eilutė, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Ir čia toliau pavardinama ir žmonos, ir vyrai, ir vaikai, ir tėvai, ir šeimininkai, ir tarnai, ir šeimininkai. Mes matom gyvenimo pasikeitimą. Gyvenimas visiškai kitoks atsiranda. Turi būti visiškai kitoks gyvenimas. Kristaus žodis, Kristus nori užvaldyti mūsų gyvenimą. Pakeisti, Kristaus žodis įsiskverbia visus žmonijos sluoksnius, visus socialinius sluoksnius, pradedant nuo žmogaus asmeniškai, santuoka, šeima, vaikai, tarnai, šeimininkai, visur įsiskverbia. Į visą žmoniją įsiskverbia ir joje padaro tvarką, pakeičia žmonių gyvenimus. Šitoks dalykas atsitinka, kai mus pripildo šventoji dvasia, kai mumise Kristaus žodis turtingai gyvena jumise. Grįžkim dar, gerai, paskaitykim laišką Efeziečiams 5 skyrių 18 eilutę. Ir nebūkite prisigėrę vyno, kuriame yra nesaikingumas, bet būkite prisipildę dvasios. Nerašoma, bet jūs pripildys dvasia. Neprisigerkite vyno, ar ne? Nes jūs pripildys dvasia, bet jūs pripildys dvasia. Nerašoma apie tai. Nerašoma, kad mes esame pasyvūs šventosios dvasios gavėjai, kaip per sekmines, kad Izraelio tauta buvo, ar ne? Jie pasyviai sėdėjo ir laukė, kol viešpats iš dangaus atsiųs šventąją dvasią. Su mumis taip nevyksta. Mes patys turime prisipildyti dvasios. Mums yra čia paliepimas, įsakymas. Mes turime tai daryti. Mes nepasyvus, mes esam aktyvus šitoj situacijai. Mes patys turim prisipildyti dvasios, o nelaukti, kol viešpats pripildys. Nes viešpats mūsų šiandieną nepripildo dvasios, kaip tai jis darė per sekmines. Šiandieną šventosios dvasios pripildymas veikia pagal visiškai kitokį modelį. Šiandieną mes patys prisipildome dvasios. Ir kaip tai vyksta? Ar nueini kažkaip kaip į kibirą pasemeri, kaip pas religijos, ar ne, kur būna švestas vanduo, ar ne? Per išorinius kažkokius dalykus, ne. Dvasia, kuriame mes pripildome, tai yra Kristaus žodis, kuris turtingai turi gyventi mumise. Tas Kristaus žodis, kurį Kristus apreiškė Pauliui. Ir Paulius jį užrašė. Todėl šventosios dvasios prisipildymas, mes prisipildome šventąją dvasią, kai mes prisipildome save Kristaus žodžiu. Mes skaitome Kristaus žodį, kurį Paulius užrašė, skaitome jį, studijuojame, nagrinėjame jį, mąstome apie jį kaupiame savo viduje, jis apsigyvena mumise. Ir jis tada daro įtaką mums. Mus keičia mūsų mąstymą, mūsų mintis, jas koreguoja. Atsiverskim laišką romiečiams 8 skyrių.
Todėl tai yra visiškai kita situacija, negu kad buvo per sekmines. Mums liepta tai daryti. Patiems. Nelaukti pažado. Nelaukti, kol tėvas iš dangaus nuleis šventąją dvasią. Netinka taip, kaip daugumoje bažnyčių atsistoja, meldžiasi. Pripildyk mus šventąją dvasią. Noriu pajausti tavo dvasią. Pripildyk mane savo gale. Galima išgirsti giesmę po giesmės, kai taip giedama. Nes toks supratimas. Taip suvokiama. Kad aš turiu laukti, kol mane pripildys. Bet mes patys turim tai padaryti. Patys prisipildyti dvasios. Tai yra paliepimas, įsakymas. Nes mes turime prieimą prie Dievo dvasios. Tos, kurią turim prisipildyti. Tai yra Kristaus žodis. Ir tas Kristaus žodis yra užrašytas Pauliaus laiškuose. Praeitą kartą jau kalbėjau apie tą Kristaus žodį, kai Paulius gavo apreiškimus ir juos užrašė. Laiškas Romiečiams 8 skyrius. Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Mes turime vaikščioti pagal dvasią. Nėra, kad dvasia mus pripildo. Kaip ir sekmines. Juos pripildė ir jam nebuvo liepta ten vaikščiokite pagal dvasią. Juos pripildė ir jie ėjo ir darė tai, ką dvasia juos skatino daryti. Jie visi pradėjo kalbėti kalbomis ir beje, kalbomis netokiomis kalbomis, kuriomis šiandieną kalba bažnyčiose, kur ten nieks nesupranta, kas ką kalba, bet tiesiog išmoko ten kažkokį tą patį barškinimą ir barškina tą patį per tą patį. Visiškai nelogiškus žodžius kalba, kurių nieks nesupranta, nes tokios kalbos neegzistuoja. Bet per sekmines, kai jie gavo šventąją dvasią ir kalbėjo kalbomis, tai jie kalbėjo arabiškai, jie kalbėjo senąją italų kalbą, senąją lotynų kalbą, jie kalbėjo Mezopotamijos kalbą, jie kalbėjo arabų kalbą, jie kalbėjo visomis kalbą, italų, jau sakiau, ne? Jie kalbėjo visomis tomis kalbomis, kuriomis kalbėjo visi tie susirinkę į Jeruzalę žydai, kurie buvo išsisklaidę po visą pasaulį ir gyveno tarptų tautų, išsisklaidė ir jau kalbėjo jų kalbomis. Jie gimė tose tautose jau ir jau nebemokėjo netgi savo gimtosios hebrajų kalbos. Ir per sekmines jie susirinko į Jeruzalę pagarbinti viešpatės, kaip jiems ir buvo įsakyta įstatyme, Mozės įstatyme. Ir jie išgirdo, kaip mažoji kaimenė gavo šventąją dvasią ir jie pradėjo kalbėti jų kalbomis, jų gimtąją kalbą, visų tų, kurie susirinkę klausėsi jų. Šitoks yra kalbėjimo kalbos modelis. Šitaip turi atrodyti kalbėjimas kalbomis, o ne toks, koks yra daugelį bažnyčių. Pasaulyje visi, kaip susitarę, vienas nuo kito kopijuoja tas bukas nesuprantamas niekam frazes, kurių jie patys nesupranta. Nes neegzistuoja. Čia tas pats, kaip paukščiai kalba, ar ne? Žąsis gagena, ar ne? Karvės mūkia, šunis loja, katės miauksi. Nieks jų nesupranta. Niekam žmogui neišversi tokios kalbos. Tai lygiai taip pat ir čia. Bet mums visiškai kita situacija. Mūsų šventoji dvasia taip nepripildo. Ir neverčia mūsų daryti tų dalykų. Mes patys turim prisipildyti. Mes patys turim paklusti šventai dvasiai. Prisipildome Kristaus žodžiu ir paklūstame jam. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise. Tegul jis gyvena jumise ir daro tvarką jumise. Tegul Kristaus žodis jaučiasi kaip namie pas jūs viduje. Jeigu jo žodis jaučiasi kaip namie, reiškia jis priimtinas manyje, mano širdžiai, mano mąstymai. Ir aš tada turiu vaikščioti pagal tą žodį. Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal dvasią.
Arba tu vaikšti pagal dvasią, paklūsti dvasios mokymui, arba tu jam nepaklūsti, vaikšti pagal kūną. Žiūrim 5 eilutę. Nes tie, kurie yra pagal kūną, rūpinasi kūno dalykais, bet tie, kurie yra pagal dvasią, dvasios dalykais. Nes būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis, bet būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir ramybė. Nes kūniškas nusiteikimas yra priešiškumas Dievui, nes jis nėra paklusnus Dievo įstatymui. Jis tikrai negali būti. Todėl tie, kurie yra kūne, negali patikti Dievui. Tačiau jūs nesate kūne, bet dvasioje taip yra, kad Dievo dvasia gyvena jumise. Mus skatina, liepia gyventi pagal dvasią, paklusti dvasiai, paklusti dvasios mokymui, nes dvasia mumise gyvenanti, ji mus moko. Ji mus moko taip gyventi. Ji mus moko Kristaus žodžio. Kristaus žodžio, kuris turi turtingai gyventi mumise. Ir mes jam turime paklusti. Mums tai yra paliepimas, liepta paklusti tam žodžiui. Paklusti šventai dvasiai. Prisipildyti šventosios dvasios. Grįžkime į laišką Kolosiečiams. Šešiolikta eilutė. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, visa išmintimi, mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedant viešpačiai su malone savo širdise. Ir ką bedarote žodžiu ar darbu, viską darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui ir Tėvui. Viską darykite viešpaties Jėzaus vardu. Neturim omeny, kad kai mes kažką darome ar kažką sakom viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Mes taip nesakom. Ne tai čia turim omeny. Čia turim omeny, kad viską darytumėm Kristaus žodžio autorystės vedami. Viską turime daryti pagal Kristaus žodį, kuris turtingai gyvena mumise. Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui ir Tėvui. Mes atstovaujam Kristų. Mes esam jo pasiuntiniai. Ir todėl mes turime atitinkamai ir gyventi. Gyventi kaip jo pasiuntiniai, ne kaip pasaulio pasiuntiniai. Nes pasaulio gyvensena yra visai kitokia. Mes nesame pasaulio gyventojai, pasaulio pasiuntiniai. Mes esame Kristaus atstovai. Ir ką bedarote žodžiu ir darbu, viską darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui ir Tėvui. Ar mes kalbame, ar mes kažką darome, elgiamės. Viskas turi atitikti Kristaus gyvenimą, Kristaus tvarką, taip kaip Kristus nori. Ir čia vardina, žmonos, pakluskite savo vyrams, kaip tai daro viešpatie. Vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite prieš jas pikti. Vaikai, paskui tėvai, tarnai, paskui šeimininkai. Mes matom, kokia tvarka viskas yra sudėliota. Kaip tas Kristaus žodis, kaip jisai persigeria į visus sluoksnius. Pradedant nuo santokos, šeimos, vaikai, tėvai, tarnai ir šeimininkai. Kitokių grupių žemėje nėra, yra tik tai svatos grupės. Yra santuoka, šeima, yra individas, santuoka, šeima, vaikai, tarnai ir šeimininkai. Daugiau nieko kito žemėje ir nėra. Kitokių, kaip sakyti, modelių nėra. Viskas išvardinta.
Ir visuose juose Kristus veikia. Ir kai Kristus veikia visus tuos kaip sakyti, modelius, juose įsivyrauja Kristaus tvarka. Mes matom, kaip Dievo modelyje, Dievo tame, kaip jisai yra sudėliuosi prioritetus, mes matom pirmoji vietoj yra šeima, yra santuoka, yra šeima. Paskui ir visuomenė. Bet pirmiausia yra šeima. Šeima yra viso ko pamatas. Dievas pastatė šeimai pačią pirmą vietą. Kaip mes matom ir pradžios knygoje, pirmame skyriuje. Pradžios knygoje, pirmame skyriuje, 26 eilutė. Ir Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą, pagal mūsų panašumą. Ir tie viešpatauja jie jūros žuvims, oro skrajūnams, galvijams ir visai žemė ir kiekvienam šliužui, kuris kruta ant žemės. Taigi Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą jis sutvėrė į vyriškos lyties ir moteriškos lyties jis juos sutvėrė. Ir Dievas juos palaimino, ir Dievas jiems tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę, užvaldykite ją ir viešpataukite jūros žuvims. Va matom, būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę. Dievas sukūrė santuoką, nes nuo jos santuoka ir šeima, nes santuokoje gimsta šeima, ar ne? Vaikai. Ir tai yra pamatas, tai yra visko pamatas. Mes matom, kaip pasaulyje viskas iškrypta, ar ne? Ten kitokios vertybės. Šeimą jie bando iškreipti, bando išdraskyti, bet vieną dieną žmonė, jeigu ilgai gyvens iki Kristaus ateimo, dar kelis tūkstančius metų ar kiek ten, tai jie patys atsimušit sieną ir pamatys, kad be šeimos nieko neįmanoma. Nes kitaip jokie kiti modeliai neveikia. Tiesiog įsivaizduokit, jeigu dabar žmonija nuspręstų, kad šeima gali būti ten vyras, moteris, ar ne? Nieks nebegimdytų vaikų, žmonija išmirtų paprasčiausiai. Taip, ten dirbtinai galima, ar ne, ten apvaisinti ir auginti kažkokiam ten mėgintuvėlyje tą vaiką. Bet tai tas vaikas ir sirgs, ir jis neturės to, ką turi motinos pilve išnešiotas vaikas. Žodžiu, žmonija su tokiu modeliu vieną dieną atsimuš į sieną. Kas protingi pakeis viską. Kas protingi, iš tikrųjų, pasižiūrėsim pasaulyje, tautos įvairios, jie netgi nepriima to modelio. Čia tik tai mes tie išmintingi vakariečiai, ar ne? Kabutėse išmintingi vakariečiai, kurie diktuoja visam pasauliu savo tas globalias idėjas. Vieną dieną patys, kaip sakyti, ant grėblio užlips. Bet kitos tautos nepriima tų dalykų. Nes mato, supranta, žmogus intuityviai supranta tos dalykus, jam nereikia jokių įstatymų išleisti, jis jau turi viduje šitą dalyką. Supranta iš to, ką Dievas įdėjo, supranta tą modelį šeimos, santuokos ir panašiai. Jis jau turi savo sąžinėje, savo prigimtyje. Ir mes dabar grįžkim laišką Kolosiečiams 3 skyrių. Laišką Kolosiečiams 3 skyrių.
16 eilutė. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, visa išmintimi, mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedant viešpačiui su malonė savo širdise. Ir ką bedarote žodžio ar darbu, viską darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui ir Tėvui. Žmonos, pakluskite savo vyrams, kaip tai dera viešpatie. Vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite prieš jas pikti. Vaikai, pakluskite savo gimdytojams. Ir taip toliau ir einama. Tarnai 22 eilutė, paskui 4 skyriuje 1 eilutė šeimininkai. Mes matom, kaip pirmiausia kreipiamasi į... Pirmiausia yra, kaip sakyti, autoritetai sukurti Dievo, ar ne, kas yra viršesnis. Žinom, kad šeimininkas viršesnis už tarną, ne, o šeimoje Dievas sukūrė, kad vyras būtų žmonos galva, ar ne. Bet mes matom, kai Paulius čia rašo ir kreipiasi į visus, kaip turi atrodyti jų gyvenimas, kai jie pripildyti Kristaus žodžio. Jis pirmiausia kreipiasi į tuos, kurie yra, kaip sakyti, žemesnės autorystės. Pirmiausia kreipiamas į žmonas, paskui tik į vyrus. Pirmiausia kreipiamas į tarnus, paskui tik į šeimininkus. Ta silpnesnė grandis yra pirmoji Dievo žodį, Kristaus kūne. Kristaus kūne pirmumas yra silpnesniajam. Atsiverskim laišką Filipiečiams 2 skyrių. Laišką Filipiečiams 2 skyrių. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius. Taigi, jei yra koks nuraminimas Kristuje, jei kokia meilės paguoda, jei kokia dvasios bendrystė, jei kokie viduriai ir gailestingumai, tai išpildykite mano džiaugsmą, kad būtumėte vienminčiai, turėdami tą pačią meilę, būdami vieningo nusiteikimo. Niekas te nebūna daroma per ginčą ir tuščią garbę. Bet su nusižeminimu kiekvienas te laiko kitą geresniu už save. Ne vienas te nežiūri dėl savęs, bet kiekvienas taipogi dėl kitų. Te būna šis nusiteikimas jumise, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Matom, Kristaus žodis, jis mus moko gyventi kaip Kristus. Te būna šis nusiteikimas, kuris yra Kristuje Jėzuje. Kuris, būdamas Dievo pavidalu, ar ne, Dievo nelaikė apiplėšimu būti lygiu jam, bet pats save numenkino. Matom Kristaus modelis, Kristaus gyvenimo modelis. Kaip atrodo Kristaus gyvenimas, ar ne, mes kalbam apie Kristaus gyvenimą ir Biblijoje rašoma apie Kristaus gyvenimą. Koks tas Kristaus gyvenimas? Va šitoks Kristaus gyvenimas. Kai jis nusižemino dėl dėl kitų labui, jis dėl mūsų tai padarė, kuris būdamas Dievo pavidalo nelaikė apiplėšimu būti lygiu Dievui, bet pats save numenkino ir prisiėmė tarno pavidalą ir tapo panašus į žmones. Ir pavidalu rastas kaip žmogus, jis nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jis tai padarė dėl mūsų. Jis tai padarė ne tam, kad visiems įrodytų, ką jis gali padaryti. Jis tai padarė tam, kad mes turėtumėm šviesią ateitį, džiaugsmingą ateitį. Jis nusižemino. Jis iškėlė silpnesniojo interesus. Šitaip mokoma ir mus. Mes iškeliame kitą, mes turime kitą laikyti aukštesniu už save, garbingesniu už save. Ne ta prasme, kad kaip sakyti, suteikiam privilegijas jiems, ar ne? Dievo žodis nemoko nei vieno, kaip sakyti,
kad kitas jaustųsi privilegijuotas, o vienas jaustųsi privilegijuotas, o kitas ne. Kristaus kūne yra lygybė. Tačiau visi tie Kristaus kūno nariai, jie turi kitą laikyti garbingesniu už save. Galvoti kito, kas būtų kitam naudinga. Todėl, manau, yra ir šitas laiške Kolosiečiams, kur kreipiamasi į visus, ką jie turi daryti. Pirmiausia, kreipiamasi į silpnesnįjį. Pradedama nuo jo, nes tokia yra tvarka Kristaus kūne. Pirmumas silpnesniajam. Ir mes matom, kaip turi atrodyti vedybų modelis, šeimos modelis, gyvenimo visuomenėje modelis. Kaip visą tai turi atrodyti? Kaip turi atrodyti, kai Kristaus žodis apsigyvena visuose tuose sluoksniuose? Bet čia ne pasaulyje, mes suprantam. Čia Kristaus kūne, čia tikinčiuosiuose, kurie randasi tuose sluoksniuose. Tarp jų yra ir vyrų, ir žmonų, ir vaikų, ir tėvų, ir šeimininkų, ir tarnų. Tarp jų yra visi, kas tik tai egzistuoja pasaulyje. Ir kaip visą tai turi atrodyti? Kaip kiekvienas turi veikti? Paulius ir rašo Titui, ar ne, 2 skyriuje, kad Dievo malonė, kuri pasirodė žmonėms, moko mus, kad atsižadėję bedevystės ir pasaulietiškų geismų gyventume teisiai ir devotai dabartinėme pasaulyje. Šito moko. Ir iš tikrųjų, kai mes gyvename pagal šitokį modelį, pagal tokius nurodymus, keičiasi mumise gyvenimas ir tai iš tikrųjų daro įtaką visuomeniai. Tada visuomenė pamato, kokia yra santuoka iš tikrųjų, kokia yra šeima iš tikrųjų. Ir kaip turėtų atrodyti gyvenimas visuomeniai. Šeimininkų, tarnų, kokie santykiai turi būti. Pasaulis mato pavyzdį, mato kaip atrodo. Mes šitaip beje darom įtaką pasauliui. Mes pasauliui įtaką nedarom protestuodami, ten kovodami už tas vertybės, už tas teisės, ar ne. Mes norim išlaikyti tokią šeimą, mes norim išlaikyti ne genderizmui, ne tam, ne vienalytei, ten ar ne visuomeniai, ne. Mes to nedarom. Mes ne tam pašaukti. Mes pašaukti Kristaus kūne turėti susikūrę tokį modelį, kokį Dievas sukūrė. Kristaus kūne išlaikyti šitokią tvarką. Ir šitai pasauliui darydami įtaką. Pasauliui mes darome įtaką patys gyvendami pagal Kristaus žodį, kuris turtingai gyvena mumise, o ne daužydami pasauliui galvas ir vedinėdami ten pasaulyje tvarką. Mes turime patys paklusti Dievo žodžiui. Patys turime daryti tai, ko Dievas moko. Ir kaip įdomu, kad čia, kur rašoma žmonos, vyrai, vaikai, tėvai, tarnai, šeimininkai, jiems labai nedaug te parašyta, ar ne? Parašyta, žmonas pakluskite savo vyrams, kaip tai daro viešpačiai. Vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite prieš jas pikti. Vaikai, pakluskite savo gimdytojams visame kame, nes tai labai patinka viešpačiai. Tėvai, nepykdykite savo vaikų, kad jie neprarastų drąsos. Tarnai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną. Nesiplečia Paulius. Tiesiog vienu sakiniu parašė, bum, viskas.
Nieko kito nerašo daugiau. Atrodo, kad čia turėtum romanus parašyti, ar ne? Santykius ten visus ten aiškintis, kaip, jeigu taip, tai taip elgtis, jeigu naip. Manau, kad tai yra todėl, kad tai yra šitie paliepimai, šitie įsakymai, kurių mes laikydamiesi, išsprendžiam visas problemas. Kai nesilaikoma šitų įsakymų, kai žmonos nepaklūsta vyrams, kai vyrai nemyli žmonų, kai vaikai nepaklūsta gimdytojams, kai tėvai tai nedaro to su savo vaikais, kai tarnai nepaklūsta ar ne savo šeimininkams, kai šeimininkai neduoda savo tarnams tai, kas yra teisinga ir lygybiška, tada atsiranda problemos. Tik tada. Tai reikia paklusti vienam tam įsakymui. Ir viskas išsisprendžia. Viskas susideda, tas mechanizmas susideda, susikalibruoja ir veikia tobulai, normaliai, taip kaip turi veikti. Ir kaip matom, kaip įdomu, ar ne, kas vyrauja visuose tuose paliepimuose. Pakluskite. Paklusimas. Laiške Efeziečiams 5 skyriuje rašoma. Beje, laiškas Efeziečiams, jis plačiau rašo apie tai. Jei paskaitysim, ką vyrai turi daryti, ten jau daugiau parašyta negu laiške Kolosiečiams. Laiškas Efeziečiams 5 skyrius, 21 eilutė. Paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Paklusimas. Klusnumas. Mes turime būti paklusnus vieni kitiems. Ir kaip tai skiriasi nuo mūsų prigimties, ar ne? Labai skiriasi. Mes nenorim būti paklusnus kitiems. Nenorim paklusti. Kodėl aš turėčiau paklusti? Nes mes tą paklusnumą kažkaip su sąlyga suprantam, ar ne? Aš paklusiu tik tai tada, jeigu ta kita pusė nusipelnys to. Jeigu ta kita pusė patiks man, ar ne? Nėra taip. Tiesiog pakluskite. Ir viskas. Be jokių ten analizavimų, ar ne, ten kaip pas psichologus, ar ne, kai būna žmonės su problemom, nueina pas psichologus ir tada pasisodina, vieną pasisodina, paskui kitą pasisodina ir viens ant vieną ten jau nagrinėja situaciją, paskui abu pasisodina, ar ne, ir ten, aiškinasi, kaip ką reikia daryti, kaip jautiesi, kai taip pasako, kaip tai padaro ten. Jokių analizavimų nėra. Paulius nerašo nieko apie tai. Tiesiog paliepimas, taip daryk. Taip daryk ir viskas bus. Ir tu padarysi tai, ką Dievas nori. Nebūtinai tas, kuriam paklusi, pasikeis, bus palankesnis tavo atžvilgiu, bet tu darysi tai, ką Dievas liepia daryti. Mes, aišku, įpratę, kad kiek ilgai aš galiu, nes tas žmogus nesikeičia. Kiek aš galiu? Man jau kantrybė trūks. Kiekgi galima, ar ne? Nerašom apie tai. Tiesiog klausyk, ką Dievo žodis tau sako. Mes mėgstam, ar ne, va čia, kad ir kaip pavyzdys. Žmonos, pakluskite savo vyrams. Ir tada vyrai pradeda priversti žmoną paklusti. Šitą eilutę neparašyta vyrams, kad
vyrai, padarykit viską, kad žmonos paklustų jums. Ne, nerašoma taip. Čia rašoma žmonas pakluskite savo vyrams. Čia kreipiasi žmonas, ne į vyrus, kad va vyrai, čia nėra vyrui, kaip sakyti, pretenzija, nu, ta prasme, pretekstas, ar ne, priversti žmoną paklusti. Va, matai, yra ta eilutė, tu turi paklusti man. Ne, čia ne vyrui parašyta. Vyrui yra kita eilutė parašyta. Vyrai, mylėkite savo žmonas. Vyrai turi žiūrėti šitą eilutę. Mes, aišku, mėgstam viską į savo pusę lenkti, ar ne? Tokie jau mes esam.